Praeitame epizode aplankėme ir išbandėme visus atrakcionus viename didžiausių atrakcionų parkų pasaulyje – Universal Studios Hollywood. Buvo faina, viskas okei, bet niekaip nesilygina su naktinė šio parko programa. Aišku, tiems, kam patinka Halloweenas, siaubas ir tokio vaibo užsiėmimai. O čia apžvelgėme viską, ką turėjo pasiūlyti parkas šioje programoje, o tai yra 8 siaubo namai. Stranger Things siaubo namas, The Last of Us siaubo namas, The Exorcist Believer siaubo namas, Evil Dead Rise siaubo namas, Chucky Ultimate Kill Count siaubo namas, Universal Monsters Unmasked siaubo namas, Monsters, The Monsters of Latin America siaubo namas, Holidays in Hell siaubo namas, Traukinio nuotykiai Terror Tram, The Exterminators, naktinis Waterworld renginys, The Purge, Dangerous Waters ir keletas scare zonų, kur vaikšto visi gąsdintojai su galimybė su jais susitikti akis į akį. Apie kainą jau kalbėjome praeitą kartą, bet trumpai ir šį kartą. Yra kelių tipo biletai naktinį, paprasti General Admission biletai nuo $87 iki $114 pagal dabartinės kainas, kas yra šiek tiek brangi. Express pasas, kurį rekomenduoju, jei nenorite 2 kartus vykti į parką norint viską aplankyti, nes eilės labai ilgos. Ir soldautino gan greitai, bet nuo $289 iki $359. Tai šie yra pagrindiniai, bet dar yra Unlimited Express, kuris leis eiti kiek nori kartų į siaubo namus, nes paprastai tik vieną kartą į kiekvieną namą ir šis nuo $329. Galimybė nuo 2 dienos į dieninį dar užsuk nuo $162 ir ekspresas nuo $409. Ir RIP turas, kur toje vedžioja su palyda, mažoje žmonių grupėse, kur viską praeini dar greičiau, su kaina nuo $459 iki $539. Brangu, taip žinau, dar parkinės $30. Bet tam ir yra šis video, kad suprastumėte, ko galima tikėtis iš tokio parko, nors ir keičiasi programa kiekvienais metais, bet momentai išliks vis tiek panašus. Į parką mes važiavome 2 vakarus atskirai su pigiausiu bilietu ir tik šiuo būdu suspėjome viską aplankyti. Dar sakyčiau, su truputėlį sėkmės. Eilės yra kaip niekur kitur, praktiškai kiekvieną atrakcioną reikės laukti. Tai investavimas į Express pasus yra svarstytinai geras sprendimas. Padėsite tiek savo kojytėm, tiek taupysite ir laiko. O kaip pratame video, galėsite nuskauti į bet kurį video segmentą pagal playback juostą. Viskas bus suskirstyta segmentais. Iškart warningas, turėkite omeny, kad yra jumpscare'ų, lempų mirksėjimo labai daug. Taip, kad čia ką migrenos ir hard warningas. Na, visi, kurie liko, manau, viskas bus okei, esat pasiryžę žiūrėti toliau. Realiau vis tiek yra daug baisiau negu pačiame video bus. Ir taip naktinėje programoje veikia dauguma atrakcionų, kurie veikia ir dienos metu, tai galite ir juos aplankyti, jeigu turite laiko, kurio greičiausiai neturite. Visų pirma, įėjimas į parką. Kaip ir dieninėme, prieš įeinant į parką yra tokia ilga alėja. Labai faina zona, kur pilna užkandžių parduotuvėlių ir tikrai tamsiu paros metu daug įspūdingiau viskas atrodo. Visos lemputės, neonai šviečia, na ir žmonių, manau, daugiau būna. Na, o jau įeinant į patį parką iš tikrųjų prasidėjo pirmosios eilės. Atvykome gerokai anksčiau, bet žmonių kiekis ir eilės jau šiek tiek gąsdina tiesiog praeiti pro patikrą, o parkas dar nepradėjęs atsidarinėti. Jau atrodo, kad praėjom pro eilę, bet dar vieno eilė reikia. Nežinau, ką laukti. Nes pačiame priekyje yra kažkokia atidarymo ceremonija, kurios neteko iš arti pamatyti. Ir pačiame prieki šiaip yra gąsdintai, bet mes pro jas netyčia praėjome ir nei vieną nematėme, tai šią zoną parodysiu dar šiek tiek vėliau, bet vėlgi. Viskas panašiai. Visi siaubo namai yra išmėtyti po parką, kaip ir aiškinau pirmajame video, jog tai yra aukštesnė pirmoji zona ir žemesnė antroji zona. Tai jau rasi bet kur. Tai iš pradžių manysime į tolimesnį. Bet šį kartą žemėlapio nerodysiu, kur kas buvo, nes labai neaiškiai ir pačiam appsų žemėlapį parodė, tik tai toks apibendrintas. Ir galimai skiriasi jų išdėliojimai kiekvienais metais. Fainas pastebėjimas jau, kad einant pro Simpsonų miestelį groja Halloweeninio vaibo Simpsonų muzika. Iškart tokį mūdą gerą pagauna. Na, kaip ir kitos zonos tos bus pritaikytos. Kiekvieną iš namų tarp kitko bandžiau paskaičiuoti, kiek maždaug gaunasi laukimo laikas. Ir galėsite įsivaizduoti, kiek maždaug ten tenka laiko pralaukti. Kiekvienas iš šių atrakcionų pramogų tau preliminariai rašo, kiek maždaug laiko reikės laukti prieš įeinant į patį atrakcioną ir dar būna tokie posteriai išmėtyti visur po miestelį. Na ir pirmasis Stranger Things siaubo namas. Pirmą greičiausiai apžvelgsiu detaliausiai, nes vėliau labai principas bus toks besikartojantis ir iškart pradedam aišku nuo bengerio. Į Stranger Things rašė, jog laukimo eilė bus apie 2 valandos. Laukimas eilėje nuobodus. Čia pradžioje buvo sugalvoję įdėti ir monitorius besisukantį video į Stranger Things, bet čia vietą gan greit praeini, o vėliau jau ko paklausyti ir ką pažiūrėti nelabai yra. Paskutinis interpas laukimo būna tokiame didelėme sandėlyje ir kas labiausiai užknisa, kad tu ne tik pavargsti laukti, bet belaukdamas eilėje girdint repeato tos garsus, kurie girdimi iš namo visiems tiems žmonėms, kurie pro jį praeina, į kur iš pradžių tau pakyla hypas pirmą kartą jas išgirdus, po 15-20 minučių įspėja jau nuslūgti. Na, geros žinios, jog rašė 2 valandos, o pralaukime apie 57 minutes. Kai visiškai nežinojau, ko tikėtis, tai labai nustebino pirma patirtis čia einant. Pilna dalykų, kurie siejami su pačiu serialu, propsai, aktoriai, žmonės. Eini pro tokias skirtingas patalpas, kur kiekviena patalpa yra kitokia negu prieš tai buvusi. Labai juokingai pasirodė žmonės, kurie stovi kampuose su Hario Poterio kostiumais ir rodo tau, kur eiti.
eiti su lasdele, bet čia kiekviename siaubo name šitas yra, tai pasistengsiu nepasikartoti. Šiaip iš esmės yra tas nejaukumas beinant per tos kambarius, labai gerai viskas padaryta, matosi, kad biudžetas yra over the top, eini per tos kambarius, tave gazina, vis kažkur išlenda vekna, koks ar dar kas, ir galiausiai gali nuspėti, kur išlys, nes matosi būna tokie langiukai ir dar kas, bet buvo tikrai vietų, kur sunku nuspėti. Mane labiausiai išgazina, kai Krisas stovėjo vienoje vietoje ir galvojau, kad ten ne žmogus, o dekoras. Bet emocijos po pirmą tikrai geros. Yra žmonės, kurie tiesiog sako, kur eiti ir aš kiekvieną išsigandau. Aktoriai, tai belė kokie panašus į realius. Labai greit praeini, bet ir kažkaip labai fain. Nežinau, man tai patiko. Stranger Things 9 iš 10. Ignoruojant svarbiausią minusą, kuris eis per visus siaubo namus. Didžiausias šio parko minusas. Čia žmonių srautai yra žiauriai dideli, su kuriais realiai visą laiką voreleini. Ir tu arba pataikys ant vietos, kur išgazina, arba tu pro ją praeisi. Ir tada liks už tavęs, arba prieki tavęs jau kažką išgazino ar matei. 100% čia yra didžiausias minusas, kai 80% laiko gali nuspėti, kur tave išgazdinti, nes jau matei, kai kažką išgazino. Taip, čia tų aktorių yra belia kiek daug. Nu, aš taip sakyčiau, žinokit, vienam name jaučiu koks 50 yra. Pasitaikys momentas, kada ir tikrai tave išgazdins, bet tikrai nebus jog visi. Ir šitas yra su visais siaubo namais. Tiesiog per daug žmonių. Aš nebenoriu eiti vorelę. Antras, The Last of Us siaubo namas. The Last of Us mano numylėtos ir gerbiamos frančizės padarytas siaubo namas, dėl ko aš tikrai buvau žiauriai excited. Žinau visus aktorius, personažus, monstrus, matė serialą, pražaidęs abu žaidimus. Tai lūkesčiai buvo dideli, bet per daug irgi nenorėjau užsikelti šių. Eilė žinoma ilga ir šį kartą žiauriai nuobodi, nėra į ką pažiūrėti, visokiais ratukais ir tiesiog joje lauki. Dideliuose draugų būrėse fainai, kas susigalvoja veiklos ir mačiau žiauriai daug žmonių žaidžia šaradas, kur laiko telefoną ant kaktos ir prieš jį stovi draugai, kurie kažką vaidina ar kažką bando apibūdinti ir jis turi atspėti žodį. Ir man atrodo, kad čia buvo toks užburtas radas, kur kai kažkas pamato kažką darant, tai ir jie pradeda. Jeigu kada ir varysite, tai tikrai vertas sugalvoti kokį užsimimą, nežinau, gal Monopolį atsineškite kokį su stalu. Laukiame čia labai panašiai apie 55 minutės, nors rašė, kad bus irgi 2 valandos. Na ir lūkesčiai setupo viso patenkina. Gražiai paruošta viskas. Ironiškai labai panašus aktoriai susirinkę, kurie savo lainus vis kartoja, nes nauji žmonės praeidinėja. Labai juokinga, kad praeini progoje 7 skirtingas Eles ir 7 skirtingus Džiaulius, kur visi lygiai ir panašus, bet skirtingi. Daug referencų vėl iš to pačio žaidimo ar serialo. Gerai padaryti labai ir patys monstrai, bet šitame labai panašiai identiškai visur gazdino, kur išlenda klikeris berėkant ir būna tokie 2 šūviai, kai jie jį nušauna, sumirksi, sumarga viskas ir jis grįžta į savo vietą. Šitas gal mažiau baisus buvo, trumpesnis ir mažiau skirtinumų tos diversijos tokios. Aš visur realiai mane išgąsdino. Patiko visai, labai panašus konceptas. Tie, kas tai buvo fanai, The Last of Us, aš kaip irgi viską žinau, tai labai fainai viską pamatyti. The Last of Us 7 iš 10. Šiek tiek apie maistą. Rekomenduoju čia ateiti pavalgius, nes čia savo maisto tu neįsineši, taip kad greičiausiai valgysi kažkur, o kainos čia kandžiasi. Yra Panda Express, kur gali ten pigiau pavalgyti ar kokį beigelį nusipirkti. Bet tas pats beigelis ten $7 kainuoja. Ir žinoma, viskas daug brangiau negu už parko ribų, kas yra normalu tokiuose renginiuose. Yra Starbucks, tai pizzerytės, užkandinės. Visko surasi. Yra ir teminis maistas, kas labai fainai. Halloweeninis toks, kur gali visokių akių, pirštuolę pavalgyti. Ar čakį tematinių popkornų. Teko man išmanyt popkornus, jie, žinokit, yra niekom nesiskiria nuo paprastų. Brangu, visai nieko, skanu, verta, nes badausi. Na jo, čia pavalgyti, tai va, aš ta picutė $17. 2 gabaliukai realiai bus kiekvienam. $5. Yep. The Exorcist Believer siaubo namas. Į šitą eilėje laukti labai ilgą laiką dominavo ir rašė, jog 180 minučių, kas yra 3 valandos. Kas yra tiesiog crazy. Bet pagal tendenciją supratom, kad dažniausiai 2 trumpiau laukiam. Gal jie save kažkaip apsigina nuo dar didesnių žmonių kiekio? Aš nežinau. Šis namas padarytas yra pagal išėjusį naują filmą to pačiu pavadinimu. Aš čia nematęs, bet žinau patį konceptą, patį personažą. Tai tikėjausi, jog šis tikrai bus baisus. Nes kažkaip visą laiką nejaukiai atrodė apsistoja mergaitė. Čia eilėje irgi nelabai buvo įdomu laukti. Matėm gaisrinį dar greitąją tik užsukusią vienu metu. O galiausiai pralaukėme apie 50
42 minutės. Na, o iš įėjus vaibas jau truputį kitoks. Maldas jau girdi, demono balsus, kas tikrai sukėlė nejaukumo. Gazino demonai tokie, kurie greičiausiai bus pagrindinis blogiukas pačiame filme. Labai fainų kambarių ar prasėjimų padaryta. Labai aukštas lygis aktorių, niekas nepabėga iš savo rolės, visi išlaiko tą savo vaidybą, kad atrodyti įbaugintiems ar kaip tik baisiems. Yra vietų, kur kaip siena, bet įsijungia šviesos ir jau nebe sienos, o stiklas ir nejaukiai stovinčios mergaitės matosi. Labai good. Biausiai įsiminė ir patiko šita vieta. Pačio galo iš kiekvieno kampo pradėjo lysti demonai gazdinti, kas tikrai buvo nejaukur netikėta. Aš taip įsigandau, kad aš kaip palai tiesiog už nugaros pagrėmiau. Na, šitas daug turi skierų visai. Patiko visai. Šitas toks neblogas. Ant galo, kiek jumpscare'ų buvo, tikrai baisesnis nei The Last of Us. Jo, negu The Last of Us tai 100%. Bet čia ir tematika biškai baisesnė negu The Last of Us. 9 iš 10, baisesnis toks. Evil Dead Rise, siaubo namas. Esu matęs šį filmą pirmą dalį, nelabai ką prisimenu, tik atsimenu, kad šlykštus nėra baisus. Tai po parko nuėjau pažiūrėti ir antrąją dalį, pagal ką padarytas kambarys. Ir jis irgi šlykštus, gal truputį nelabai baisus. Aš ją nekaip įvertinau. Buvo įdomu pasižiūrėti vien dėl sąsajų pačiame siaubo name. Mums šis buvo pirmojo vakaro paskutinis siaubo namas. Tai jau eilėse laukti maksimaliai pavargome. Rodė, kad eilė buvo 45 minutės. Tai high hopes, bet atsistojus eilę supratome, kad jį juda baisiai lėtai ir kad čia reikės pralaukti ilgiau. Žmonės jau ant grindų sėdėdavo, man rodos, čia buvo beveik pirma nakties jau. Prie arčiau pamatėme, kad ekspresus praleidinėjo non-stop ir dėl to taip ilgai judėjo mūsų eilė. Šitame ilgiausiai pralaukime virš valandos. Bet kas labai demotyvuoja, nes rašė, kad į šitą laukimas bus 45 minutės. Jau geriau rašytų ilgesnį laiką laukti ir būti trumpesniam negu atvirkščiai. Na, žinot, psichologija. Įėjus šitas iškart skiriasi nuo kitų, nes jis padarytas jau buvusiose patalpose, vietoj to, kad būtų sandėly naujai pastatytas, kas buvo šiek tiek atgaivinama ir žavu. Filmo referencai pylėsi čia irgi per šonus, kur tik užeisi, nors realiai visas filmas viename bute, bet tikrai neblogai padarytas. Jau pirmą kartą patyrėme, kad kai kur taško orientavęs vandenuką, kas visai prideda šiokio tokio efekto. Gąsdina filmo veikėjai, kurie mirė per filmą, nes na, jie prisikelia. Tai tam tikras kitoks vaibas to yra. Šitas siaubo namas buvo gan ilgas, bent jau taip atrodė, toks baisokas visai, bet labiau gal nejaukus. Bet negaliu sakyti, kad geresnis tai praeiti. Šiaip visai ilgas tas buvo, toks atrodo bent jau. Ilgas ir labai garsu, man per jautrias ausis yra. Aš dėl to ir negirdžiu, nes pripratęs turbūt prie tokių garsų. Evil Dead, nu toks 7 iš 10. Scare zonos parke. Scare zonų pačiame parke yra tikrai nemažai. Viena prie pagrindinio įėjimo, kur yra pilna personažų. Vaikštančios didelės varnos, baltai apsirengę klounai kažkokie, meškiukas kruvinas, lėlės. Net nepamenu visų, žinokit, labai daug. Jie bėgioja prie žmonių, lenda, gąsdina, nieks neliečia, bet matos, kad labai jaučia, kai kažkas labiau bijo, nes prie mantes ne vieną kartą ėjo, o jie aplink mane sukioja ratukus, kai bijo. Na, tikrai įspūdinga atmosfera ir jausmas ten su muzika patiko man. Norėsi net daugiau šiek tiek laiko čia praleisti. Netoli paėjus į kairę yra Mexican zona tokia, kur tos tematikos siaubūnai vaikšto. Būna ir čia pat varnos atkeliauja. Gal mažiau įspūdinga, bet personažai labai gražiai apsirengia ir pasipuošia. Nu, žavu. Prie tavęs lenda. Ir dar viena vieta, sakyčiau, Harry Poterio miestelis toks įspūdingas visas. Tai nėra, kad tave labai gąsdina, bet maivosi piktadariai iš franšizės persirengia, kurie irgi savo vaidmenyje puikiai atlieka darbą besirodydami ten. Kaip ir dienos metu, naktį dar geriau. Už Scare zonas. Nereik laukti eilėse, gali patirti iškart.
Prasidėjo antroji diena ir mūsų antrasis vakaras su Terror Tram The Exterminators. Dienos programoje ši pramoga buvo hands down the best, geriausias dalykas parke. Dėl ko sakiau, kad tik dėl šito realiai verta atvaryti. Tai įdomu buvo pamatyti kaip naktinis ir kadangi šiek tiek į parką atvykome vėliau, tai iškart lėkėme į šitą, nes jis ne iki pat galo dirbo. Stebėtinai, eilės labai trumpos ir greit judėjo į priekį. 15 minučių rašė, panašiai ir pralaukėme apie 12 minučių. Yra ir sava istorija, viskas eina apie tai, kaip žmonės samdo naikinti iš namų vabalus, tai čia atvirkščiai. Vabalai naikinti žmonės. Ir tikėjausi iš pradžių, kad važiuosim per didelę teritoriją kaip ir dieninime, tai čia ne. Šiek tiek įžanga istorija ir tave paleidžia jau eiti pėsčiomis. Eini gan ilgai, gal 20 minučių kažkur, tai tikrai nenusiversi, kad per mažai pamatysi. Vietos matytos iš dieninio, bet dabar apšviestos, kitaip paruoštos. Čia tokia labiau scare zona gal tiesiog yra, atvira, ne viduje. Iš pradžių pro vabaliukų zoną praeini, gazina irgi ant kampų. Štai gan tas pagrindinis personažas. Ai, man įsikėma panas kažkokios. Lėktuvo dažimo vieta praeina irgi, kur keleiviai numirę vaikšto. Vorų zona. From this planet, humans, with their inflated life expectancy. Thing no human pest can resist. Ai, taškas. Tada labai man patikusi asmeniškai yra Us ir Nope filmo zona su personažais Creepy, kur irgi aktoriai nepriekaištingai, dauguma labai gerai savo vaidmenį išlaikė. Ir kaip ir viskas. Bet galiu pasakyti, kad labai patiko. Žiauriai patiko, kaip diena patiko, taip ir dabar žiauriai patiko. Net gal netaip nustebino kaip dieninis, ką turėjo parodyti, nes nieko nežinom. Aš tą biškį mačiau, žinojau, ko tikėtis, bet labai fainai buvo padaryti, labai daug dekoracijų gražių padaryta. Jo, toks praseini, scare zona žodžiu, tokia realiai padaryta. Bet... Linkčiau link 10 iš 10. Chucky siaubo namas. Aš ten nežinojau, bet pasirodė, kad egzistuoja Chucky serialas. Aš galvojau, kad tik filmai yra, kur jau 3 sezonai netgi berods yra. Bet dabar suprantu, kodėl jis taip popina ir kodėl čia tokia didelė eilė yra. Vien dėl serialo. Chucky, kiek matydavau, laukimo laikas visą laiką būdavo apie 3 valandas. Kai mes ėjome, rašė, kad 105 minutės. Aš negaliu apsakyti, žinokit. Čia eilė buvo visiškai iš kito pasaulio. Šiauriai ilgai laukėme. Pastoviai ta eilė taip vingiuoja, atrodo galo nematai. Iki mūsų dar stovėjo tokia viena pana, kur su ragučiais buvo ir jie baisiai spigino, ten mirksėjo visi. Čia yra pana, kuri mane nervina. Tai tokia šiek tiek kankinė buvo. Dar kaip prie namuko irgi ant tripito muzikėlę groja, kur jau atsiklausai jos belekiek. Ekspresų tai dahoje įleidžia. Šiaip, tavasme, praėjo 10 ekspresų jaučiu pilnų eilių, kol mes įstojom. Bet pralaukė ilgiausiai, čia daugiau negu 1,5 valandos, ėjome į namą. Jau kai tiek namų buvome, kažko naujo nebesitikė. Kitos tematikos, kiti personažai, bet buvo įdomu praeiti vis tiek. Man šiaip gal nėra artimo širdžiai to Chucky pati lėlė, šlykšti ir durna tokia, bet I'll go with it. Šitas jaučiu toks labiausiai necenzuruotas ir brutaliausias namas, daug kraujo, daug šlykštumo ir panašiai. Šiaip nesijautė šitame, kad aktorių daug buvo, pati lėlė visur buvo netikra, pagrindė šiaip žmonių personažai, kurie papajauti bando išgyventi. Labiausiai čia mane ir išgąsdino, kai nesitikėjau už nugaras mane aptaškydamas vandenį. Baisiai aptaška mane ir dar... O labiausiai patiko į patį galą, kai eini ir toks miško vibe ir ten yra Chucky visur ir tada išlenda toks gigantinis Chuckys. Labai įspūdingai tas atrodė. Bet tas namas nebuvo baisus. Ar valandas pusę vertėjo lau, greičiausiai ne, bet šiaip neblogas. Mane vieną kartą taip aptaškė, va dar čia net šlapė viskas. Jo, ir buvo 3 tokias ar 2 vietos, kur belia kaip aptaško. Tai toks okei. Neblogas. Chuckys 8 iš 10. Gavėm už ilgą laukimą ekspres biletą į specifinį kambarį, tai šitoj vietoj pasisekė, nes vienas iš išvardintų buvo, kur mums trūko nueiti. Monsters Unmasked siaubo namas. Taip pat Chucky iškart įėjome į kitą, kas buvo šis. Nepažiūrėjome, kiek laiko rašė laukti, bet atrodo, kad labai neilga eilė yra. Netgi buvo labai juokinga, kad paprasta eilė buvo trumpesnė negu ekspreso eilė. Laukėme beveik 25 minutės, kas tikrai nebuvo blogai. Iš šito aš visiškai nieko nesitikėjau. Pats namas iš išorės labai fainas atrodė, įėjus į vidų iškart pagalvojau, kad nuvils. Kaukolės kažkokios, šiaip toks mūdas net
toks stiprus kaip kitose, bet kuo toliau einant supratau, kad vis stiprėja. Ir jumpscare'ai kokybiški visai, pro lavonus ten turi tokius praeiti, prasistumdyti, yra ir šlikštumų jame, bet netrikdė tai baisiai. Fainos labai senos padarytos, jautėsi labai originalios, tie vilkolagiai irgi tokie nejaukus, su glėjomis visokie gąsdina tave. Taip instaliacijos geros ir unique personažai tokie neįprasti. Buvo vietų, kur eini pro visišką tamsą, dar tokių nebuvo prieš tai, absoliučiai aklas jauties ir siūlai kavo, pro kurias prasibrauti turi ir dar išgąsdina iš tamsos tave kažkas. Ant galo irgi iš visų kampų lenda gąsdina. Nustebino šitas labai. Šitas yra fucking baisiausias, kuriame esu buvęs. Tas ir net man buvo baisu šitam. Čia jau 4 palos suskipusias, aš jau įsikipau kartu eisiu jo. Sakau, toks underrated, kur trumpiausia eilė ir tai buvo, tikrai vienas geresnių. Monsters Unmasked 10 iš 10. Dangerous Waters pasirodymas. Šitame buvome dienos metu ir minėjome, jog jis mums tikrai labai patiko. Ir lygiai tą patį galiu pasakyti ir apie naktinį. Žinoma, lokacija kaip ir ta pati. Kaip ir daug kažko naujo neprigalvosi, bet skiriasi istorija ir scenarijus, aktoriai, efektai kažkiek. Pati istorija buvo apie žmogų, kuris mėgdavo kaip ir per filmą Purge laukti nakties, kai visi nusikalstumai yra legalūs, stebėti pasaulį, kol galiausiai užpuola banda. Na ir gaudosi jie ten po tą zoną, bendrauja tarpusavį, šiek tiek mažiau nei su publika dieninėme, bet pasirodymas įspūdingas naktį tikrai. Negaliu apsakyti, kokie šviesos pliūpsniai ir kokie šviesus tie visi efektai ir sprogimai yra. Vertas laiko ir dėmesio pasirodymas. Irgi apie 15-20 minučių trunkantis pasirodymas. Eilėje reikėjo palaukti, bet kadangi prasidėjo fiksuotų laikų, tai nežinau, ar buvo žmonių, kurie netilpo ir turėjo pabandyti į kitą seansą patekti. Mes gana anksti atėjome, pusvalandį prieš. Jo, labai kietas pasirodymas, daug sprogimų, visokių trūmų. Blemo, kai kur tą kraują kaip gerai padaro, atrodo. 10 iš 10 šis pasirodymas tikrai. Monstrous, The Monsters of Latin America siaubo namas. Jau artėjome į galą ir kaip tik šiam turėjom tą Express pasą gautą iš čekiai. Panaudojom šiam ir manau, kad taupėme, žinokit, apie valandą. Netyčia, va tai va. Tiesiog su Express bilietukų per 10 minučių tiesiog praėjome eilę. Įžanga į namą jau tokia kraupoka, faina. Įėjus į namą. Kaukolės, vėl lūkesčiai neaiškus kokie, monstrai įdomesni, bet ne iš gerosios pusės kažkaip varnai atrodo tave puola. Buvo labai kietų didelių instaliacijų irgi, kas visai nice atrodo. Visai nemažai šlykštumo jame yra ir čia vienintelis, kuriame atrodo, kad smirdėjo senovė kažkodėl. Gal ir norėjo, kad tai būtų, bet nežinau, atrodo, kad ne savo vietoje esu. Tai va šitas man labiausiai įsimintinas dalykas, kas atkreipė dėmesį čia. Nebuvo kažko wow. Man tie kaimiečiai tokie mediocre pasirodė kaip personažai. Aš išeinu, žinai, atsisuku, tas nėra tas bičiukas, kur rodo, kurį tas Šitas toks gal mažiausiai net paliko, sakyčiau, įspūdžio, bet ir nelabai užtaikau ant vietų, kur būtų, kad mane labai išgąsdino. Gal patys monstrai irgi netokia baisus, visi taip pat atrodo panašiai, toks kažkas pritrūko cinkelio šitam. Monsters, The Monsters of Latin America duodu solid 5 iš 10. Holidays in Hell siaubo namas. Rodė, kad 35 minučių laukimas čia buvo. Mažiausias laikas, kokį tik esu matęs, aparto 15 minučių į Terror Tremą. Šitas mūsų antrą vakarą vėlgi paskutinis, tai jautėmės labai pavargę laukti eilėje. Na, sunku atstojom, bet dar tokia pusė velnio. 2 personažai laukia prieimo, kurie fainai atrodė. Bet kai stovi eilėje ir matai, jos jau pripranti prie jų kažkaip. Tokie draugeliai tavo patapė atrodo. Nepilnai 30 minučių laukti. Kas not too bad ir galiausiai jį įėjome. Jau žinau, kad aš įsėmiau, ką apie šitos kambarius pasakyti. Na, pasakysiu, jog tematika Holidays, šventės. Tai ir kalėdų senelių galima pamatyti, velykinių žudikų, viskas sukosi aplink tai. Įdomus pastebėjimas, kad mačiau porą vietų, kur turėjo būti aktoriai, bet jų ten nebuvo. Arba tualetinė pertraukėlė, arba jau darbą baigė gal anksčiau. Nežinau, įdomu pamatyti, bet nieko wow. Fainai padaryta, instaliacijos neblogos, viskas solidu, bet this is not it. Į pačią pabaigą tik tai buvo vieta, kur Halloweenas labai vaibą gerą perdavė muziką su šviesa ir įėjusi prieš paskutinį kambarį ištojo tokie su moliūginiais veidais statulos labai nice. Nes tiek jų daug buvo ir niekad nežinojai, kuris iš jų yra tikras ir tik bam! Pradeda judėti. Kalėdų senelio labiausiai įsiganau. Jau žinau, kad 8 kambarį nelabai turiu ką pasakyti. Nėra, kad nustebino, bet nėra, kad blogas. Nu toks 6 iš 10, link 7, bet 6. Dar ką paminėsiu, kad išėjimas iš parko yra žiauriai cool. Kažkaip po pirmosios nakties mes to nepatyrėm, bet dabar užtaikėm. Bet yra visi prieėjimo / išėjimo gazdintai tie. Ir jie tokią fainą procedūrą turi, kur pjūklais laksto visi ir tada vienas pašviečia su flashlightu kitiems, susirenka į vieną vietą, tūsina bele kaip ir ant kažkurios specifinės vietos visi užsikuria savo benzų pjūklus ir išsilaksto.
lydi tave žodžiu su gerom emocijom. Lietuvoje savo žavesio turi parkai. Ir tas yra, kad kiekvienas žmogus gauna biški daugiau dėmesio priklausomai nuo parko. Išskyrus, pavyzdžiui, Robonių, kur mes buvom, kur irgi gan mažai gauni dėmesio. Kai nėra tokios masės žmonių, aišku, atitinkamai ir aktorių čia žymiai daugiau, bet vis tiek žmonės eina ir kiekvienam, manau, kad įspūdžio negali padaryti. Tai čia kaip pasiseks. O aš noriu padėkoti, kad žiūrėjot, neužmirškit užmestą laiką, komentuokit, ar norėtumėt ir kada varytumėt į tokį, kuri pramoga atrodė smagiausiai. O mes susitiksime kitame video, kur aš apžvelgsiu kelis naujus Lietuvos Helovyno parkus.